Šiandien pakalbėsim apie nuotolinio valdymo pultelius ir imtuvus, konkrečiai apie kintamo kodo pultelius ir imtuvus, nes jie skaitosi saugus, jie ir rekomenduojami naudoti. Nuolatinio kodo primygtinai nerekomenduojama naudoti, jie yra nesaugus, lengvai nulaužiami, jie yra pažeidžiami, tai geriau jų iš vis nenaudoti. Čia, ką matote ant stalo, yra viskas iš kintamo kodo, viskas su kintamu kodu. Tai šiuo atveju tai yra BFT originalus imtuvas. Jisai paimtas didesnis, bet jų yra ir mažų, jų yra integruojama į pačią automatiką, yra daug mažesnių matmenų, šitas yra montuojamas išorėje. Taipogi kitas kintamo kodo imtuvas yra Višniovski. Jų irgi yra kelių rūšių, kelių dydžių. Čia vienas iš paprastesnių su vienu reliniu išėjimu. Tada čia dar du yra imtuvai, kurias vieni populiariausių Lietuvoje, ne tik Lietuvoje ir Europoje. Tai abu palaiko kintamo kodo pultelius. Tai šitas yra Deep Switches programuojamas. Šitas yra neprogramuojamas, bet jisai pilnai palaiko kintamo kodo pultelius ir nuolatinio kodo pultelius. Dar net patogesnis naudoti. Čia matote BFT originalius pultelius, seną naują. Čia matote Višniovskio originalius pultelius, senas naujas. Tai juos mes ir naudosime. Tai visa šita įranga turėtų būti saugi, nes, kaip minėjau, kintamo kodo, bet yra tam tikrų niuansų, kurie gali padaryti automatiką nesaugią. Kas iš kitos įrangos lygos, čia yra diodas, kuris matysi suveikimo momentu, kad užsidega lemputė, reiškia šitasgi imtuvo kodas praėjo į siųstuvą, arba atvirkščiai siųstuvo kodas praėjo imtuvą ir aktyvuojamas LED žibintas. Čia yra įranga, kuri leidžia nuskaityti kintamo kodo arba nuolatinio kodo, kokius radio signalus, išsaugoti ir pasiųsti juos atgal. Tai iš esmės blogiečiai, kurie naudojasi papildomą įrangą, jie gali naudoti kažko panašiu, galima naudoti pigesnį įrangą, bet principas yra ta patus: nuskaityti pultelio kodą, išsisaugot ir pasiūsti jį atgal. Jei tai yra kintamo kodo pultelis, reiškia kiekvieną kartą yra siunčiamas vis kitas kodas ir senas kodas, kuris buvo panaudotas, jisai jau nebegalioja. Čia turime vieną universaliausių ir populiariausių Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje imtuvą, RX Multi. Jo universalus tiek maitinimas, tiek AC, tiek DC, dėl ko jisai patogus. Taipogi dažniai nuo 300 iki 868. Ir jis palaiko, būtų labai sunku atrasti kažkokį tais pultelį, kurio šitas imtuvas nepriima ir su kuriuo nedirbam. Imtuvas tikrai universalus, labai patogus, labai nedidelis ir dėl to nebereikalais ir pelno tą populiarumą. Dirba tiek su nuolatinio kodo, tiek su kintamo kodo pulteliais. Vėlgi, čia mes, kaip minėjau, turim originalius kintamo kodo pultelius, kurie yra tikrai saugus, jeigu juos naudoju su originalia įranga. Kasgi nutinka, jeigu kintamo kodo pultelius naudojat su universalia įranga. Šiuo atveju pririšam prie RX Multi imtuvo. Nepasispaudė. Taip, pririšam BFT pultelį. Kintamo kodo pultelis, jisai prisiriša, viskas veikia, naudojama kintamas kodas, atrodo gan saugu. Imam seną tipo pultelį, vėlgi, principas tas pats. Pririšam pultelį, pultelis veikia. Abu BFT pulteliai tiek senas, tiek naujas veikia. Imam Višniovskį kintamo kodo pultelį. Taip, pririšam. Originalus Višniovskio pultelis veikia. Ta pati situacija ir su
seno tipo Višniovskio pulteliu, kintamas kodas, be jokių problemų veikia. Ir viskas, ko puikiausiai veikia, pasistatėt namie, kad galėtumėt savo garažo vartus, kaip pavyzdys, atidaryti tuo pačiu pulteliu, kurį naudoja darbe, kuris kiemo vartams skirtas ir kuris suteikia patogumą, kad nereikėtų daug pultelių nešiotis. Tai va, imtuvas puikiai veikiantis, viskas tvarkoja, labai patogu, naudojamas kintamo kodo pultelis, tarkim, originalus, kuris kintamų kodo atidaro kiemo vartus. Ar tai saugu? Tuoj suprasit, čia mes turim įrangą, kuri leidžia nuskaityti siunčiamą signalą, išsaugoti jį ir pasiųsti atgal esant poreikiui. Tai paleidžiam įrangą, dega RX signalas, reiškia signalas priiminėjamas, grįžtat namo, spaudžiat pultelį atidaryti kiemo vartam ir iš karto pultelį nuskaitė įrenginys. Įrenginys nuskaitė pultelį, aš pasiunčiu jį atgal iš to paties įrenginio. Pultelis jūsų pas jūs jau kažkur išvažiavęs, bet aš turiu išsisaugojęs jūsų šito pultelio signalą, vieną iš kintamų kodų. Ta kodą kiekvieną kartą aš gaunu išsaugot naują, bet esmė, kad šitas universalus imtuvas, jisai tuo ir yra universalus, kad naudoja tik dalį kodo tam, kad galėtų dirbti su visais kintamo kodo pulteliais. Reiškia, panaudojas tik dalį kodo, aš prarandu saugumo, nes bet kas gali atidaryti, kaip šiuo atveju, įrenginys. Matot, mano pultelis neveikiantis, bet aš pasiunčiu šį įrenginį signalą, kuris tą patį kodą, matot, kodas nesikeičia, kodas tas pats. Ta patį kodą aš galiu begalės kartų pasiųsti ir tas įrenginys atidaro. Taip, jis atidaro kintamą kodą, bet jisai tą patį kodą atidaro begalės kartų. Aš jį galiu naudoti tada, kada jūsų nėra namuose ir atsidaryti jūsų automatikai. Lygiai ta pati situacija ir kitais įrenginiais. Kaip pavyzdys, va, dabar yra kito tipo yra skaitytuvas, paleidžiam skaityti kodą. Matai, grįžtat namo, paspaudžiat pultelį, suveikia imtuvas, atsidarė jūsų vartus, atitinkamai aš turiu išsisaugojęs, pasigavau signalą, visas signalo kodas yra ir, tarkim, paspaudžia send atgal. Pultelis atskirai padedu. Aš iš šito įrenginio galiu atidarinėti jūsų garažo vartus, nes man užteko palaukti, kol jūs grįšit namo, atsidarysit, nuskaičiau kodą ir tą patį kodą galiu begalės kartų pasiųsti atgal. Ir visus kartus be problemų atsidaro. Tai yra universalus imtuvas, kuris priima kintamą kodą, bet problema ta, kad jis tą patį kintamą kodą, kuris jau buvo panaudotas, gali priimti begalės kartų priešingai nei originalūs imtuvai. Vėlgi, ta pati situacija yra kintamo kodo šitasgi imtuvėlis, ne tik kintamo ir nuolatinio. Žodžiu, universalus imtuvėlis, kuris naudoja tiek kintamą, tiek nuolatinį kodą, priima visus pultelius, čia išvis nereikia jokio programavimo, tiesiog pririšinėjate ir viskas. Dar vienas labai panašus, truputį skiriasi. Tai korpusas toks arba toks, bet principas labai panašus. Taigi irgi labai populiarus, labai daug kur naudojamas, vėlgi saugumas, situacija ta pati. Imam BFT kintamo kodo pultelį, saugų kintamo kodą. Prisiriša. Višniovskio kintamo kodo pultelis. Prisiriša. Seno tipo Višniovskio.
matot, viskas veikia, pultelis universalus, jokių problemų, visą piktą galima šitą pririšti. Viskas, visi 4 pulteliai yra kintamo kodo ir jie be problemų draugauja su šituo imtuvu. Kaip ir realybė, vėlgi grįžtat namo, aš stoviu kažkur per atstumą su šitokiu, tokio tipo, kaip pavyzdys, aparatėliu, paspaudžiu skanuoti, atsiprašau, čia kalbėtas, paspaudžiu skanuoti, jūs grįžtat namo, atsidarot savo vartus, aš jau turiu jūsų saugojus jūsų signalą. Jūs išvažiavot, aš be jūsų galiu tuos vartus atidaryti. Čia neužstot diodą. Ja. Tas pats signalas, kiek norit kartą atidarinėjau. Lygiai tas pats su Višniovskio pulteliu. Be problemų. Taigi, naudojamas kintamo kodo pultelis, atrodo turėtų būti saugu, bet saugumas apgaulingas, nes naudojame universalūs imtuvai, neoriginalūs. Višniovskio imtuvas. Gali būti tiek vieno kanalo, tiek 2 kanalų. Yra dar kitokių protingesnių, kurie, tarkim, turi keičiamą signalą, tarkim, vieną kanalą galit pasidaryti impulsiniu, kitą linijiniu, kuris, linijinis čia kaip perjungia iš vienos padėties į kitą. Tarkim, vieną kartą paspaudžiat pultelį, jisai užtrumpino, antrą kartą paspaudžiat pultelį, jisai atitrumpino kontaktus. Čia dažniausiai imtuvai būna impulsiniai, paspaudžiat, suveikia sekundę, 2 ir atlaisvina vėl kontaktus. Tai jų yra įvairių, čia vienas iš jų, čia kitas iš jų, tai pasiliekam, kad nesimaišytų vieną kaip pavyzdį. Vėlgi yra imtuvas, yra originalūs pulteliai, senas naujas, yra BFT pulteliai, kurie neprisiriš prie šito, nes jie priema tik originalius Višniovskio pultelius. Tai kaip pavyzdį dabar paimam, pririšam viskas, vienas pultelis prisirišo, kitas pultelis prisirišo. Ta pati situacija, tik tais dabar ne universalų pasistatėt namuose, o tarkim, kieme stovi Višniovskio vartai ir pasistatėt garaže kitą automatiką, bet norit valdyti saugiai, kintamų kodų, kad nekiltų problemų, kad vartus gali atidaryti bet kas. Vėlgi, garaže statot Višniovskį imtuvą originalų, imat originalų pultelį ir valdot garažo vartus. Blogiečiai, aš jums, kad matytųsi, paleidžiam nuskaityti signalą, bandom atidaryti, viskas, grįžot namo, atidarėt, nuskaitė, antrą kartą grįžot namo. Pabandom dabar tą patį signalą pasiųsti atgal. Neveikia. Pabandom šitą išsaugoti, pasiųsti atgal. Neveikia. Vėlgi veikia tik nuo pultelio. Originalaus. Kodėl būtent Višniovskį? Čia yra niuansų. Tarkim, jeigu turit pas save išmanesnį automobilį, kuris palaiko HomeLink sistemą, tai ten visiškai neveikia BFT pultelį kintamą kodą, nes dėl saugumo sumetimų. Ir yra kitų gamintojų, kurie turi tiek kintamų, tiek nuolatinių kodų, bet Lietuvoje, kiek ieškojau, kiek išbandžiau tikrai daug, laikas skirta tikrai daug.
Iš esmės tvarkingai veikia tik nuolatinio kodo. Ta pati hormonai. Jisai turi ir kintamo, ir nuolatinio kodo pultelius. Su nuolatinio kodo pulteliais yra problema, nelabai veikia. Ta prasme, jie veikia, bet tai ir nelabai saugu. Kintamo kodo pultelius sudėtinga gauti, nes ta automatika iš principo Lietuvoje arba neparduodama, arba mažai parduodama. Višniovskio pultelius dauguma Homelink sistemų palaiko ir tai yra šiai dienai bene vienintelis saugus būdas Lietuvoje valdyti iš savo automobilio kiemo vartus, garažo vartus. Tai vėlgi statyti ne universalų imtuvą, kuris jums tikrai veiks, bet veiks visiems ir bet kas galės atidaryti, o statyti originalų imtuvą, kur galima tik pulteliu atidaryti ir jokios galimybės nėra atidaryti nuskaičius signalą ir tą patį signalą pasiuntus antrą kartą, ką mes bandėm iš čia padaryti. Ir matot, 3 išsaugoti paskutiniai signalai, ne vienas neveikia. Bandom spausti. Neveikia. Antras signalas. Neveikia. Veikia tik nuo originalaus pultelio. Bandom pririšti BFT. Signalą girdit pagauna, bet pats imtuvas neprisiriša, veikia tik su Višniovskio pulteliais. Čia mes turime BFT imtuvą. Šiuo atveju jis yra didelis, bet paimta specialiai jų yra ir mažų. Čia yra didelis 2 kanalų su ekranu, kad būtų galima valdyti. Tai yra pridėti ir ištrinti po vieną pultelį. Nes jeigu ekrano nėra, tai logiška, kad jūs galite pridėti pultelių kiek jums norisi, kiek pavyksta, o kiek leidžia pats imtuvas, bet ištrinti jūs galite visus. Čiagi šiuo atveju yra kiekvienas pultelis turi savo numerį, tą numerį galima ištrinti, galima praplėtimo slotus daryti, čia jisai labiau skirtas daugiabučiam, kur yra, tarkim, šimtai tų vartotojų ir juos reikia kažkaip gudriau administruoti. Tai vėlgi, BFT imtuvai, jie veikia tuo pačiu principu, ar jums į didelį ar mažą, ar integruojama, ar išorinį, kaip šiuo atveju, kiti tokio pat dydžio kaip ir tokio. Tų imtuvų yra BFT daug, bet svarbiausia, kad būtų originalus BFT imtuvas. Turim 2 pultelius, seną, naują, parodysiu, kaip prisiriša. Taip, radijo signalas, pirmas išėjimas, 2 mygtukai programavimo režimui einam ir vienas veikiantis mygtukas, 1485 numeris, jeigu matote. Šeši 8-9 numeris. Išėjame už programavimą. Veikia tiek senas, tiek naujas prisiriša. Taip, pulteliai abu veikiantis yra. Šitie iš principo negali prisirišti, jam nėra galimybės eiti į programavimo režimą, tai ir veiks tik BFT pulteliai. Ir tik originalus BFT pulteliai. Einam į nuskaitimo režimą, grįžot namo, atsidarot vartus. Aš išsisaugau jūsų signalą ir pabandom tą patį signalą pasiųsti atgal. Send. Matot, galiu siųsti kiek nori kartų, nes čia yra, matot, kodas. Tas kodas jau yra panaudotas vieną kartą ir jo daugiau panaudoti nėra galimybės. Jūs nuskaitėte tą kodą, išsisaugojate tą kodą, turite, bet jis jau yra panaudotas. Taigi saugumo prasme tai yra daug saugiau negu universalūs imtuvai,
kurie galbūt patogu, bet su jais yra problemų. Nesvarbu, kad jie veikia kintamų kodų, skamba gražiai, bet iš to kintamo kodo ten naudos labai mažai. Tai tiek. Naudokit originalius imtuvus, originalius pultelius ten, kur reikalingas saugumas. Jeigu saugumo nereikia, naudokit bet ką.